Ne, nuo šio čia neišmoksiu taip, kad normaliai visą laiką išsimušu iš ritmo, kai dainuot pradedam. Kada nors. Dimas sakė, 10 serijų liko, tai... 12. 12 paskaičiavai? Jo, aš paskaičiavau ir pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti, kad ne tiek daug, kaip pagalvoja. 12 serijų. Ir turint omeny, kad mes dabar podcastą darome rečiau, kartais apimam 2 serijas, na, šiandien toks reikalas, kad vieną. Išskirtinis podcastas, sakyčiau, gan neišskirtiniai serijai. Nes netiek daug atsitiko, buvo visai nieko, bet toks jaučiasi, nesakytum filleris, bet toks įtampos auginimas, o ne kažkoks major eventas. Kas man priminė pirmo sezono nemažai serijų, kur tu mėgdavai vadinti House of the Dragon, Game of Thrones, Downton Abbey versiją. Jo. Bet ten buvo tokie ramesni laikai, čia vis tiek jau tokie įtampų yra. O, taip. Ir House of the Dragon pirmas sezonas, jisai pasižymėjo to, kad tu turėjai didžiulius time skipus. Taigi tas Kas Igna labai tenkino. Taigi tas Downton Abbey buvo toks ryškus, tiesiog ramaus gyvenimo epizodas. Ir tu tiesiog matei, kad jo, vystosi kažkaip santykiai. Bet sakyčiau, kad praeitą seriją buvo gan Game of Thronesiška. Tiesiog ji buvo kaip viena iš tų serijų, po kurios kažkas atsitinka tokio nemalonaus, baisaus ir taip toliau. Nes matai, kaip užuomazgų įvairių matai. Bet ar sutiktumėt, kad tai buvo prasčiausia serija? Įdomu, Ignai, ten nervavo pirmos dibiškiai? Man ne pirma erzino dėl to, kad buvo labai kvaili pasirinkimai, o šita serija tiesiog jokio įspūdžio nepaliko ir tiek. Tai tas prasčiausia galbūt dėl to, kad jeigu ją praleistume, man atrodo, nedaug ką prarastume. Bet čia buvo tavo lordas, kaip ten, Filadelfijos... Parfumerijos. Parfumerijos. Jo paveikslas, ko tu ir lauki iš tikrųjų, tai tau taip ir davė, čia vos ne pagal užsakymą. Jo, bet ką žinau, ar jis labai ten kažką tai nuveikė, ar mus kaip nors nustebino. Jis buvo pakankamai toks, koks pristatytas, aš sakyčiau. Kas gal yra okei, bet aš nejaučiu jam iš jokios nei pagiežos, nei kažkokio pasitenkinimo per didelio. Kol kas nieko tame nėra. Man buvo tas įspūdis šiek tiek, kokį aš turėjau su Deimonu, gal pirmam ar antram sezone, kur toks įspūdis, kad kaip nuteistai per vieną iš tų brutalių viduramžiškų bausmių tempė 4 arkliai skirtingas pusės ir tu nežinai, kur jisai, kaip tos dalis pasiskirstis, nes buvo kokie 3 epizodai ir tie 3 epizodai pabrėžė skirtingas Lordo parfumerijos pusės ir praktiškai ką betekštų apie jį kitoj serijai, tai bus validu. Nes jį parodė ir kaip tokį raging psichopatą, kuris visiškai ten kartais savęs nevaldo ir jį užplūsta kažkoks fitas rage'o ir jis pradeda kapoti ir visi jau yra prie to pripratę. Parodė kaip machinatorių, kuris ten pamachinuoja ir sako... Jo, man aš nežinau, norėsiu paklausti jūsų, kokios yra tos, nežinau, kaip čia net išsireišktas. Tas toksai, žinai, kaip tu palaikai kažkokį žmogų, bet žinai, kad jis padaręs kažkokią nuodėmę ten ar kažkokį blogą dalyką, ir tu likai teisinį, tau tas nėra malonu. Tai man blogiausias dalykas, kaip jis ten savo žmoną ten sumakinavo, ką tu šnekėjai apie tas makinacijas, ne? Kažkaip ten žmoną nužudė, kad galėtų būti ne prie jos prisirišęs. Kažkaip, ar ten jos nužudymas organizuoja. Gal tada jį parodė kaip Hightower'ų lojalistą ir antidrakonistą. Ir jį parodė kaip tokį sadistą, kuris... Ai, tu palauk, tu čia dabar apie ką šneki? Tai aš ir galvoju, apie kokį tu... Ai, aš galvoju, kad tu apie Deimoną šneki. Ne, aš kalbu apie tą lordą. Tiesiog buvo kokie 4 jo charakterio tokios scenos, kurios būtų labai stiprios, bet kadangi jos yra gan skirtingos, tu galvoji ir ne tai, kad jos viena kitai prieštrauja, bet tu dar negali užčiuopti tos linijos, kur link tą veikėją veda, bet man.
Ar sutiktumėt tada, jeigu jau čia sumaišiau su to Deimonu, bet vis tiek galvoju, ar sutiktumėt, kad jis tam tikrą prasme yra tos pusės Deimonas? Aš manau, kad jis yra kelių epizodų veikėjas pagal tai, ką matau. Kad jis jau greit baigs savo, sakai? Gali būti taip. Gali būti, kad jis kažkur tai turės kažkokį kitokį tęsinį, bet nežinau. Aš nematau jo kaip to pagrindinio kesto. Jis pagrindinis tik tai tom 5 serijom. Aš turiu menį savo charakterį. Nu toks, sakykime, turim figūras, turim gal Rhaenyrą su šita mūsų Alicent, sakykime, nu kažkur poliai, ne, vienas kitą palaiko, Daimoną gal labiau su Eimondu ten siejam, bet šitas toks vyresnis gal Daimonas. Ar jis yra labai panašus į tą bičą, kuris vaidino mentalistą, ar jis yra tas bičas, kuris vaidino mentalistą? Need to check. Yeah, okay. Anyway, sakau, man... Kas man dar, no? Kas ir pradžiai, va, kai Ignas sako, ką Ignui, kokius jisai pastebėjo jo ypatumus, tai tik tai pastvirtino, tai man irgi, ką minėjau, kas yra toks pedantas. Man labai įdomu, kad Alicent paminėjo Rhaenyrai kone kaip tokią dovanėlę įteikė tą faktą, kad jisai yra gan jautrus kvapams. Įdomu, ar tai į kažką išsivystys. Taip, tiksliai, aš vat ir nesuvedžiu, bet būtent tai ypatingai yra pabrėžkiama ir aš sakyčiau, gan subtiliai. Kokį smarvės ginklą panaudos, kad jį išrūkytų iš vidaus? Tai va, man... Bet tai kaip jūs vertinat šiaip šitą jo, galą ten, kad buvo atseit toks jau kaip ir nieko vadas, ten teisingas, ryžtingas ir gale pasirodo Skimmeris ir what's his game? Aš manau, kad tu dabar žymiai geriau nei aš pasakėjai tai, ką aš turėjau omeny. Kad, neaišku, kur link jisai tempiamas. Va, dar gali būti tas variantas, kur, kaip ir Ignas sakė, kad tai yra tiesiog kelių epizodų veikėjas ir kitam epizodė jį nudaigius. Ir kas su juo beatsitiktų, viskas bus validu. Jeigu pasirodys, kad jis yra Hightower'ų kažkoks lojalistas, bus validu. Jeigu jisai dėl kažkokių priežasčių tą savo globotinį Targaryenas Lešas Hightower'į nudaigos, irgi tai bus validu. Jei pasirodys, kad jis kažkoks yra naujas Littlefingeris, Laris, Varis, irgi bus validu. Man yra tas dalykas, kaip aš sakiau, su Daimonu, jis toks mini Daimonas, kad viena vertus personažas labai įdomu, kas su juo bus, ką jis rezga, kita vertus tu supranti, kad gali bet ką su juo atsitikti. Ir tai bus in character, nes tau tiek skirtingų fragmentų nudribė jo. Tai tas yra dalykas. Čia kaip paminėjai Littlefingerį, prisiminiau prieš paskutinio sezono Game of Thrones, kai mes šitame pačiame kambaryje rašinėjom tą podcastą, kai galiausiai nudaigojo, ten buvo didžiulis ar surprisas, ar kažkas, ta mirtis, to kurios laukiame ir metų praėjo. Apie nudaigojimą dar paminėsiu vieną dalyką ir retrospektyviai grįšiu prie praeitos serijos. Toks įspūdis, kad The House of Dragon egzistuoja du tokie patternai. Visi visus bučiuoja ir visi visiems liepia ką nors nužudyti prie akių. Ir dar batus pabučiuoti. Taip. Jo, batus pabučiuoti. Ir kas, kaip jums pavyzdžiui patiko, kad Eimondas pabučiavo savo motiną. Aš tuo metu nepasakiau, bet pagalvojau, aš nežinau, ar man tai patiko. Ne dėl to, kad tai yra kažkaip šlikštu, o dėl to, kad kur tai išsivystys, matyt, tai niekur neišsivystys. Aš priminsiu... Galbūt jis nužudys ją. Ir ką? Bet aš sakau, man jis visai per kitą rakursą, kad jis pats serialas man save taip atrodino. Aš priminsiu tiesiog tą dalyką, kurį tikriausiai aš minėjau per podcastą, galbūt ne, kad Rhaenyra bučiavosi, glamžėsi su ta savo patarėja. Ir pirmąją... Taip, buvo. Pirmąją... Ar Daimoną tas nervina, ar dar kažkas? Jo, bet... Primėkit man, ko Daimonas ant jos taip užsišykęs? Jis buvo draugai ten anksčiau. Aš manau, kad tai yra labai realistiška, nes jisai kažkada matė ją kaip savo tokią
savo pėstininką, o dabar pasirodė, kad jį tapo paskira savo pakankamą figūrą ir manau kažkur giliai jį tai erzina. Bet tas bučinys, nu, jis į nieką neišsivystė. Tai, kad dabar... Ar čia atsisveikinimas? Man toks... Nes man atrodo, he will not be the same one, he'll be back. Aš labiau kalbu apie tai, kad dažnai atrodo, kad scena jinai yra sukonstruota tam, kad būtų toks minimalus šoko faktorius. Yes. Ir vėliau tu supranti, kad be tos scenos, nu ne tai, kad būtų geriau, bet ta scena nieko tiek ir neprideda, nei yra kažkoks charakterio ženklas. Taip pat su tais nužudimais. Mes turėjome jau daug scenų. Vieną sceną, kur Deimonui pasakė, dabar nugalabik ten savo patikėtinį prie visų, kuris buvo Harrenhale ir tasai Hobbitas jam pasakė, nu, tas veikėjas panašus į Hobbitą, kuris pasirodė gudresnis negu buvo iš pradžių jaunėlis, sako, davai čia galabik. Mes turėjome sceną, kur Oto Hightower'ui nurideno moliūgą Rhaenyrą. Mes turėjome sceną dabar, kur tam jaunėliai Targaryenui, I don't care what's his name, pasakė parfumerijos, davai nudaigok šitą. Ar tai išsivystys į ką nors, aš nežinau. Bet vienas dalykas, ką aš žinau apie tą sceną, kuri turėjo būti labai dramatiška, kad aš visiškai apie ją nekerinau, nes to veikėjo buvo tiek mažai apie prieš tai, kad tas dramatiškas veikėjo momentas buvo toks, nu okei, ta prasme, gal jį ten palaužė, gal nepalaužė, bet kadangi veikėjas netrodė toks svarbus ir nebuvo niekuomet fokuse pakankamai stipriai, tai nesakyčiau, kad labai, labai rūpėjo. Aš visiškai pritariu tau ir noriu tik pasakyti, kad reikia įvertinti Nedą Starką už jo pasirinkimą. Man atrodo, pačioje pirmoje serijoje, vienose iš pirmų scenų, kuris pasakė, kad jeigu tu nusprendi, kad žmogus turi mirti, tu turi ir laikyti tą kardą. Ok, tai čia vienas pirmų scenų. Bet kaip tau su ją, ta prasme, tu praeitą seriją, kaip ir išpranašai, nors suprantu, žinai, ten jam įsmirdėjo jau iš pirmo kadro tas ir tu jau jį pavadinai parfumerium. Bet, žinai, gal šiaip nepatiko, gal ką, visko būna, žmogui nepatiko, žinai, žmogus, kuris ten atvarė visas ten vargetą. Bet Alicent, dabar sako, jam tiek kvapai ir tu, dabar aš tai jaučiuosi, toks, nežinau, tu jį jauti. Pakankamai, jis, man atrodo, buvo akivaizdžiai parodyta, bet man per tai labiau, aš galvoju, kad ne tiek, kiek jam konkrečiai kvapai nepatinka, kiek jis yra antiek mėgstantis save patį ir savo pačio kvapus, kad, žinai, jis demonstratyviai tau parodo, kad, čia, žinai, tu ne mano lyga. Tai, bet pritariu dar Dimai to, kad šiek tiek nuvylė mane pati scena, kuris liepė tam vaikėzui nukirzinti galvą. Šiaip nereikėjo, man atrodo, išreikšti šitos Hightowerio pusės, nes jis iš karto palenkiamas labai stipriai į tą villain pusę vietoj tą, kuri būtų tokia gudraus kareivio pusė, kurią būtų įdomiau sekti, negu kad yra kažkoks tai vėl psichinis, kuris turi tik tais vieną kažkokią tai kryptį be jokios... Kad pas ideologija tokia stiprėja, ne? Per daug kraštutinė. Jo. Aš sakau, mėgstu, kai veikėjai šiek tiek yra pilkesni, negu tik tais ekstremaliai akivaizdžiai nekokie. Aš tai taip spėčiau šitos scenos ir ką jinai bando mums įpiršti. Žodžiu, šitas bičias bus karalius ir jis bus toks, ką pasakys, tą padarys. Pastumdėlis toks truputėlį. Ir jį taip mums truputį ruošia. Bet čia yra toks paradoksas, nežinai, yra ta scena, kur tave atseit taip priverčia peržengti tam tikrą ribą ir turi tave sulaužyti, kad kaip tu tik parodyt tau, kad tu turi savo valią. Ir tada pasirodo, kad, tu taip ir lieki pastumdėliu. Bet Good point. Dar vienas dalykas su parfumerijum. Man pasirodė ir šiaip čia yra klausimas, ar čia yra veikėjo tam tikras toksai
bruožas, ar tai yra tiesiog serialų kūrėjo gal neapskaičiavimas ar apskaičiavimas, nežinau. Bet yra tokie veikėjai, manau, pasaulio istorijoje buvo nemažai ir politikoje tai yra, kurie yra tokie machinatoriai, tokie tenai kažką rezga, bet jie patys savo tokie atrodo. Ta prasme, jie dažnai... pavyzdžiui. Ką aš noriu pasakyti, kad jie patys savo atrodo tokie ten machinatoriai ir Littlefingeriai, kad jie, kai nėra kur rekst ir netgi nėra priežasties, kam kažką rekst, jie pradeda rekst ir lygioj vietoje ir pasako, čia kažkokia aš gudrų žaidimą čia žaidžiu. Ta prasme, tokia kultūra jau. Jo, taip. Čia reikėtų pagalvoti apie pavyzdžius, bet ką aš noriu pasakyti apie tą parfumeriją, kad jis pirmą nudaigojo tą bičą, nenudaigojo. Kastravo bičą ir sulaužė jam ranką, aišku, tai buvo off-screen, kai jam pristatė, sako, čia reikia kastruoti, čia žinai, čia va aš toks gudrus, aš žinau, kad čia liaudis sukils, jeigu nekastruosim šito, nes įtampa yra mieste. Tada jisai atvedė tą brolį, kurį nudūrė. Jo. Taip. Sako, čia reikia nudurti, nes čia jis įžeidė mano kareivius, kad vienam trenkė, šitą reikia dabar nudurti ir dabar tu turėsi jį nudurti, kad parodytum, koks tu esi, ar tu gali peržengti kažkokią Raskolnikovo ribą tą. Ir tu taip žiūri ir galvoji, ar čia nėra, kad jis tiesiog tenkina savo ego ir nori tokioj lygioj vietoj padaryti tokių machinacijų, kad pats savo įrodytų, kad koks aš čia gudras ir kaip aš čia manipuliuoju. Nes realiai jis būtų galėjęs tą visą mikrokonfliktą, koks jis bebūtų bjaurus, palikti ir niekam nebūtų iš tiesų rūpėję. Aš žinau, man irgi čia toks pritemtas šiek tiek nuo to Batmano, ten ar belė kokio, kaip tu sakai, Raskovo riba, kur ten, nužudyk, aš nenoriu žudyti ir dabar ką man daryti. Bet, tai čia tokia auklėjimo priemonės pritempė. Nes, jisgi augina tą berniuką. Kur nebuvo, kur beje nebuvo pritempta ir siužeto vingis, kuris man labai patiko. Tiksliau, šitam epizode, man regis, buvo 2 tokie vingiai, kurie man labai patiko, nes tai žada labai įdomias šekspyriškas dramas. Vienas yra visa Raenos tragedija, kur šitas Caraxes, koks ta drakono... Tavo investicija. Jo, drakono vardas nunešė mano, ne mano investiciją. Kaip? Sheep Stealeris. Ne, Caraxes to Daemono drakonas. Daemonas jau norėjo kažkur skristi, tas sako, ne, palauk, aš tau prie urvo čia parodysiu, kas čia vyksta. Įdomių dalykų parodysiu. Geriau būtų nerodęs. Jo, geriau būtų nerodęs. Nunešė, sako, pasižiūrėk, tada išėjo Raena, mano investicija. Vat man tas momentas patiko, nes Raena yra personažas, kurį mes sekėm ilgai. Ir va čia man buvo tokios geros dramos ir neišsprendžiamo konflikto sunkios dilemos pavyzdys. Nes jie ateina, sako, tėve, aš esu kalta, aš nuvyliau savo sesę, nuvyliau karalienę, dėl mane žuvo mano brolis in-law. Toks visas, kad nežinojo, ar jis žuvo ir kad, kai jis pasakė, taip... Toks jausmas, kad... Taip, kad jis taip galvoja, kad tai gali būti ir taip, fuck, okay. Ir sako, daryk, ką nori, aš esu a failure, I'm a jinx. Ir tada... Ir still jisai siūlo solution ir sako, jo, aš jau bondinu. Jo, ir Daemonas tada sako, ką padarysi, skrisk von, aš nužudysiu kažkokį nekaltą piemenį, atnešiu jo galvą, teškia tą galvą, Rhaenyra sako, kas čia, ką tu čia darai, tas sako, o čia aš pagavau tą Dragon Riderį, jos patarėja akivaizdžiai kažką įtarė, akivaizdžiai nelabai tiki viskuo, gal dar nenujaučia, koks čia yra, kokio lygio čia yra išdavystė ir apgaulė. Bet va čia man visas tas konfliktas brewing patiko, nes dabar neaišku, kas bus, nes Daemonas akivaizdžiai vis tiek yra Rhaenyros pusėj, bet jis jau tarsi iš dalies sulaužė tą priesaiką, jeigu čia atsiskleis, ji tikrai nebus patenkinta, klausimas, kaip jinai pasižiūrės į Rhaeną ir taip toliau. Klausimas, kiek jis bandė vieną liniją uždaryti, nes jį gal trukdo jos tas bloodlust, šiaip, toliau karui ten.
plėtoti, žinai. Nežinau, kiek jis čia sustrategavo, tas nebuvo pabrėžta, čia tiesiog toks pamastymas. Na, Deivonas gražiai bandė išspręsti labai greitai dalyką, kuris sunkiai išsprendžiamas. Nebent pagalvosi šiek tiek į ankstesnius epizodus ir prisiminsi, kad ne drakonas nužudė visgi Jace'ą teisingai. Būtent. O piratai. Nu. Man toks irgi serija du kartus tai parodė. Pirmą kartą jis striktelėjo, tada antrą kartą jis striktelėjo ir tada jis sušaudė dar lankais. Tai čia viena problema yra tai, kad tai neteisingas kaltinimas, kas yra kaltas dėl to. Nes jeigu taip žiūrėsi, tai tada gali žiūrėti, kad Viserys yra kaltas dėl to, kad pagimdė, žinai, Rhaenyra. Tai va, tai... Ir vėlgi, ne jis pagimdė. Ne jis pagimdė. Tai va, tai jeigu iš tos pusės, tai aš sakyčiau, kad čia yra neteisingas konfliktas ir neteisingas sprendimas dėl to, kad tai nėra priežastis. Antras, tai yra smagus posūkis dėl to, kad visgi Daemono dukra, taip pat Rhaenyra, nesvarbu, kas kaltas, kaltina ją. Ir Daemonui tenka dabar greitai kažkaip tai suktis iš padėties, kur jis yra tarp dviejų plaktukų. Tam tikras mini konfliktas, kai yra konfliktas irgi panašus jau tas bigger scale. Mano vaikai, tavo vaikai, jie ten pretenduoja ir aš pretenduoju. Tada mes su Daemonu turim bendrų vaikų, bet tu turi savo vaikų, aš turiu savo vaikų, tavo savo vaikas, nu vos ne, aš galvoju, kad jis nužudė mano. Nu toks, nu irgi toks... Konfliktas biškutį toks. Nu, bet man čia patinka. Man va šitas dalykas, tokie neišsprendžiami konfliktai, man jie yra labai smagus. Tai aš ką norėčiau, kai sumaišiau, kad tu galvoji apie Daemoną, tai gal kažkiek galim ir apie tai pašnekėti. Aš kaip jūs norėčiau paklausti apskritai su Daemonu, nes iš vienos pusės man patiko, kad tai priminė apie Daemono tą skiminimą, apie jo bandymą išsukti rizikuojant. Labai inčerekteris mėgsta rizikuoti ir čia irgi toksai bet, atliko veiksmą. Bet iš kitos pusės, tai yra naujas Daemonas. Tai yra Daemonas jau toks, kur, kaip tu pasakei, Laris buvo blogėtis, dabar Tyrionas, ten, šiek tiek keičiasi veidai per tuos sezonus. Taip, gal kai kas subtiliau, kai kas gal taip, brutaliau. Tai, sakau, man problema su Daemonu vis tiek yra, yra, ne, toks ar guilty pleasure, ar kažkas, toks, kad, jis buvo, kuris ten savo tą žmonos nužudymas organizavo, dar kitų dalykų, gal kažkam yra kažkokių problemų, aš nežinau, bet čia jau buvo toks, kur, ką čia sudegino ten kažkoje kaimietį, dabar jo galva, toks atrodo lik nieko, tai nėra toks, kad žmona nužudė, ne, bet vis tiek tai priminė kažkiek, kad, Daemonas yra toks, kuris gali pasielgti taip, antimoraliai ir vėl tu taip galvosi, ar čia pateisin man, ar jau nebe. Man atrodo, kad čia yra, tai tikrai sutinku su Ignu, kad tai yra ne tiek, ar mes kažką pateisinam, kiek kaip tai pamatys kiti personažai. Tai yra, Rhaenyra jau yra, tikriausiai iš dalies, kad save paguosti yra įtikėjusi tą tiesą, kad čia, jeigu ne tas Shipstealeris ir jo Raideris, tai mano sūnus būtų gyvas. Daemonas tą žino ir žino, kad jeigu jis pristatytų Rhaeną, tai Rhaenyra sakytų, tu esi atsakinga už žūtį mano sūnaus ir tada nežinia, kas būtų. Visiškai nežinia. Ir jis elgėsi atsižvelgdamas į tai, o ne atsižvelgdamas į tokį tą bendrą moralumą. Taip, bet aš ne tiek su šitą situaciją, kad jis sudegino tą kaimietį, bet šiaip, ta prasme, ar jums yra ta problema su Daemonu, ar jis jums yra tas prieskonis, jis dar, kuris kažkiek juodina tą geresnę pusę, kurią mes labiau palaikom, ne? Ar visgi jau jisai toks nublūkęs ir toks tiesiog naujasis Daemonas. Priemam ir pamirštam, kad jis ten buvo kažkada toks blogesnis Daemonas. Kad jis iki galo nėra išaiškintas, koks jis yra, man atrodo, jis toks besikeičiantis tada. Mes galim iš jo tikėtis ir blogiausio, ir geriausio. Ta prasme, vis dar liko toks, ne, kad, okei. Neužliuliavo, kaip sakant. Aš manau, kad dar čia yra tas kultūrinis dalykas, kad mes turime suprasti, kad jie egzistuoja šiek tiek kitokioj terpėj, kur iš tiesų tas vadinamasis small folk, tie, kaimiečiai, piemenys,
amatininkai, nu, jų gyvybė nėra tokia. Nu gerai, bet jo žmona tai ne Smallfall buvo. Nu, taip, tai žmona buvo ne Smallfall, bet, nu, jis ten 4 žmonas turėjo ir man tai jis... Nu tai jo, bet vat būtent, ar žmonų skaičius kažkiek legitimizuoja, kad vieną netyčia viršta. Man jis yra, žinai, man jis yra toksai, kaip vat yra tie D&D alignments, tai man jis yra toksai visiškai per viduriuką, tas true neutral visai, ne? Jo, nu kuris elgesi dažniausiai atsižvelgdamas į kontekstą, jisai turi žmonės, kuriems jis tikriausiai jaučia kažkokią didesnę nemoralinę pareigą ir turi tuos, kuriems jaučia mažesnę. Ir jisai nėra evil, bet jisai ir nėra kažkoks supermoralus ir turintis kažkokius principus. Tai jis yra tam tikrą prasme tas visiškas toks Nyčės rockstaras, kuris. Tai bet čia buvo vienas momentas, kuris buvo smagus. Kitas momentas buvo, jei neklystu, 6 serijoje atsitiko, ar ne? Kur paaiškėjo, kad Alicent dukra yra nėščia nuo tikriausiai Aegono, ar ne? Aegono tai to mūsų apdegusio karaliaus. Apdegusio, taip. Nu, greičiausiai nematėm, kad ten prievartautų ar kažkas. Jo, aš irgi pagalvojau, kad tu gali būti neštumas. Nu, nes Alicent taip žvilgtelėjo. Tai kiek jie ten vaikų turi? Kažkągi nužudė iš tų vaikų, tie Ratcatcheriai, ne? Gi buvo ten, kad kodėl jūs ten susižudė, nes jie norėjo nužudyti pagal užsakymą turbūt jau patį Aegoną Raymondą. Taip. Bet jie ten nužudė vaikus, tai ar vaiką, ir tada jie ten dar labiau užprotėjo tą mamytę. Nu, bet jie vis tiek turi kažkokią mergaitę, matosi, ne, kažkokią mergaitę su jais, nu, tai turbūt yra mergaitė ir dabar, nu, okei. Tai va dabar, čia irgi man įdomus bręstantis konfliktas, nes jeigu paaiškės, kad jį neščia įdomu, kaip Rhaenyra sureaguos. Visai Alicent ar jums panašiai mačiute. Čia vat man yra ta problema, kai tu kažkiek pakeitė aktorių, kažkiek ne, kurią mes aptarėm krūvą kartų, bet vis tiek, nu, tas taip priežia akį. Ne, tai panašiai, taip pat kaip Seras Kristinas. Tik, nu, nėra senelis, matyt, nors vėlgi gal čia kažką panašau. Kas man patiko labai iš Rhaenyros pusės, tai kai aptarėm, vat, kai tu pasiskundė, kad Jace'o mes neturėjom visai jo ten išplėtojimo galimybės pamėgti. Aš pagalvojau, kad tikrai lost opportunity, kiek iš tų užuomazgų buvo, kad jin tokia vis tiek yra jauna mama buvo. Tokia jauna, karšta, tokia impulsyvi. Čia apie ką tada? Apie Jace'ą ir Rhaenyrą. Ir jo buvo tokių santykių užuomazgų, kad jis bando mamą, nu tu pasėdėk ten, nu gal aš čia nuskrisiu, nu toksai, vat, kad jie rūpinasi ir taip jos nesuvaldo. Nu ir galiausiai baigės visiškai fatališkai, kai jis ją uždaro ir galiausiai miršta. Tai įdomi tokia linija buvo, tokia mamos sūnaus, toks, nu, va, toks kampas. Ir toliau yra vis tiek pabrėžiamas tas jos toks, nu, tas, va, kaip tu sakai, moteriškumas iš tos pusės politinės, bet man taip visoms spalvom, kad ir su ją Hebra, va, ne, jis atnešė tą galvą, taip tarp kitko, nu tai čia va, nužudžiausiu tavo šitą, aš nekam toliau, ten vėl tavo problemas beria. Ir tu matai, kad jie visiškai visiškai skirtingi svoriai tos problemos, kurios rimtos yra tikrai. Aš ten net pradžiai, pirmas kelias sekundės tikrai įsijaučiu, nu va, čia reikia spręsti šitus dalykus, ką ten šneka. Bet po to, blemba, taigi čia yra tas tavo sūnaus mirties, žinai, jau kaip ir atėjo žmogus sprendžia problemą ir, žinai, davai visi laukta, visi, what the fuck is going on, ką čia per galva. Ir vat, man labai patiko, vat, būtent iš jos pusės va šitas toks moteriškas, kad, nu, toks tas prioritizavimas, žinai. Nu. Nes kitas gal, nežinau, gal taip susidėliotų, išklausytų, išspręstų reikalus ir tik po to sakytų, Deimonai, o kas čia per galva. Nu, taip, žinai, nu, ta prasme, taip šalčiau sureaguotų. Man atrodo, kad Daemonas gal iš dalies, pažinodamas ją, iš dalies turėdamas tam tikrą intuiciją, jisai pasirinko labai tinkamą būdą parodyti tai gal. Jisai atnešė tuo metu, kai ten buvo sprendžiamas. Sakai, čia buvo intentional, ta prasme. Jo, čia, kai tu ateini, žinai, pas... Kai va esi mažas vaikas ir tėvams reikia pasakyti kažkaip, kad gavai blogą pažymį, tai geriau nutaikyti tą momentą, kai tėvai arba pykstasi, arba jiems yra svarbesnių reikalų, tada sakai, mama, aš ten 6 gavau, ten gerai, whatever, tarsi, eik. Tai ir manau, kad jis pasirinko tokį būdą ir tokį momentą, kur tikriausiai Rhaenyrai tuo metu buvo kitų galvos skaudulių ir neteikė tam tiek minčių
apgalvojimų ir paklausimų, iš kur čia, kas čia, kaip čia buvo ir taip toliau, nu ten paklausinėjo, bet jo, aš galvoju, kad kažkiek su Rhaenyra yra tas dar momentas, kad jinai yra, tad kaip mes kalbėjom apie Tyrioną, The Game of Thrones pasaulyje, kad jis tam tikrą prasme esam mes, kad jisai yra arčiausiai to modernaus požiūrio, tokio gal mūsų visuomenėje moralaus ir taip toliau, tai vat man atrodo, kad Rhaenyra irgi iš dalies esam mes. Tai ne Laris? Tikrai ne. Aš sakiau, kad Laris darosi Tyrionu gal kitų požiūrių. Taip, aš juokauju. Jis iš tokio visiško blogiečio, schemerio ir taip toliau, jis pasidarė kažkokiu, nelaimėliu, kuris ten keliauja. Tokiu disabled, kuris yra naparnikas kelionėje, adventure kažkokio. Taip. Tai vat Rhaenyra yra tasai toks kitaip neutralus personažas negu Daemonas, ne tas, kuriam gali bet ką šauti į galvą, bet kuris vat yra visų tų keistų kitų personažų epicentre ir kai kurie nuo jos slepia dalykus, kiti kažką jai pasako ir jai tenka kažkaip visų tuo žongliruoti, nes jie yra karalienė. Bet grįžtant prie Lario, ta scena, kur pabučiavo batą. Jeigu ką žiūrėjote, nes mes darėme podcastą Hateful Eight filmą, kur buvo scena su Samueliu Jacksonu. Aš galvojau, kad ten bus žymiai blogiau. Aš galvojau, kad bus žymiai blogiau. Čia dabar House of Dragon šitas? Jo. Aš galvojau, kad ten privers pačiulpti. Tiesiog. Nes jisai stovėjo, sako Neil. Ir aš galvoju, ar jie eina į tą pusę ir žinai, ir šitas dalykas, kur tu jau įsivaizduoji, kad čia būtų labai baisi scena, bet tada galvoju, kad veikėjų vystymo prasme gal būtų net geresnė, nes tai būtų, pripažinkim, žymiai toks didesnis pažeminimas, bet tada supranti, kad ne, kuriai dar ne tiek yra degeneratai, kiek tu, ir sako tiesiog pabučiuok man batą, ir tada, bato pabučiavimas, that's okay. Jis pabučiavo. Tik jis toks jau labai murzinas, toks batas ten buvo, jo. Bet... man atrodo, užteko ten ir to bato, žinai, jau čia būtų. Man šitoje scenoje buvo problema su Aegonu. Taip. Kodėl jį padarė tokiu kvailiu? Taip. Kodėl jis besislapstantis nuo visų eina pas tą boselį ir sako, tu žinai, su ko tu čia kalbi? Jam jau buvo virš visko. Visiškai sutinku. Jo ribą praėjo. Visiškai sutinku su juo. Man tai žinau, ką tu pasakai, tu pats slėpei nuo visų kitų kareivių, kad tu ten esi tas karalius, o dabar tu ateisi, paaiškinsi šitam, kad esi... Nes tau jau zajebal. Aš sakyčiau, kad šiandien galėjo būti lygiai tokia pat scena, tik tais ne dėl jo idiotiškumo kaltės. Bet matai, jisai ir buvo nuo pat pirmų tų scenų, kai jis masturbavosi ten per langą. Po to mes turėjom jau ten tokią rimtesnę arką, kad jis ten žmogus jau ir truputį įsiklauso, ir ten žmonių ieško, kaip jiem ten įsitikti, bet šiaip jisai visą laiką buvo toksai truputį kvailokas karalius. Jis yra kvailokas, bet kitas dalykas, kodėl, manau, kad, Igno pastaba labai gera, nes vienas dalykas, kai tu eini, tave ten labai užlaužia ir kaip nors vis tiek ten tavo tas užsispyriškumas atsiskleidžia. Bet kitas dalykas, kai tu eini būdamas toks durnas ir tau tada biški pagrasina ir tu sakai, ne, atsiprašau. Ne biški, peilį išsitraukė. Ne, peilį išsitraukė, bet ko tu tikėjai būtent? Ne, biški, tai sakyčiau, klausyk, tu čia biški mandį ir... Ta prasme, jeigu tas išsitrauktų peilį, o tas vis tiek sakytų, aš čia, ką tu čia man nurodinėjai ir taip toliau, tai tada tai būtų consistent, bet taip tu elgiesi ne tik durnai, tu kažkaip taip, kaip... Nes kur jaučiasi, kad skaitai scenarijų, o ne žiūri situaciją. Man tokie momentai buvo. Jo. Aš sakau, aš manau, kad jie norėtų parodyti, kad royalties dažnai jie visą laiką ir liks royalties, jiems bus labai sunku kažkaip kitaip persitransformuoti.
ir jiem nedaug reikia, kad ir kiek jie bandytų, kol galiausiai vis tiek ten, nu, nemasto logiškai, bet, nu, tada aš suprantu, jūs čia bandot įkišti tą bendrą kontekstą į tokį nuseklesnį ir tada gaunas tikrai kažkoks eroras biški. Čia yra toks dalykas kaip... Nu, čia kaip ir mes šnekėjom apie Korlį. Nu, kad, nu, vis tiek biški, nu, jis nekvailai gal pasielgė, bet biški out of character. Čia irgi tu lik vystai, lik jis ir pats susibėsino, kad Laris išdavė, bet vėlgi Laris išdavė kodėl? Todėl, kad jis irgi impulsyviai, nu, ta prasme, jis irgi nesutiko ten kauptis. Nu, pat pradžių buvo toksai, kur ten, nu, vis labai nenori ten. Žinai, mano vaikystėje, kai mane mokė vairuoti ir aš nemokėdavau atleisti švelniai sankabos ir mašina buksuodavo. Jo. Tai kartais yra vienas dalykas tavo veikėjo arka ir kaip tu vystai, o yra kitas dalykas, kai tu matai, kad raitingas yra toksai, kad ta mašina jinai buksuoja ir pradeda va taip kratytis atgal į priekį ir tai netrodo labai įtikinamai. Tai čia gal apie tai, kaip ir su Korliu ta scena, kuris staiga ten pradeda rėkti, kaip ir šita scena, kuris ateina, aš čia kaip tu čia mandristi ir po sekundės, o atsiprašau, aš viską atsimu. Palauk, Korlis atsiprašė? Ne, aš apie... Jo, kur yra tokios scenos, kur tu supranti, ką jie turi omeny, kur link jie nori vystyti personažą, viskas su to yra tvarkoj. Kaip tai yra parašoma ir kaip tai atrodo, yra va ta vieta, kur tavo mašina pradeda kratytis ir tai netrodo kaip elegantiška, tai atrodo toj vietoj, bet kaip Ignas sakė, tu pradedi justi, kad tu skaitai scenarijų, o nežiūri sceną. Tai va. Nu, aišku, dar yra tas dalykas, kad jiem reikia, kad jis pabučiuotų batą. Nu, ką dabar, kaip tau padaryti, kad jis pabučiuotų tą batą? Aš sakyčiau, kad ten yra tiek daug galimybių ne per Eigono tą su kuo tu kalbi variantą. Tiesiog tas bičas buvo tenais vierchas visų ir ateis ir sakys, va, aš dabar noriu, kad jūs trys man pabučiuotumėt batus. Nu ir viskas. Ir jau yra nulinė, kaip sakant, priežastis iš Eigono pusės. Aišku, dėl dramos reikėtų įvelti į kažkokią nemalonumą prieš tai, bet net taip kvailai. Dar kalbant apie Eigoną, aš labai džiaugiausi, kad drakonas, neatgijo. Šokant sceną prieš tai. Aprasme, kai jisai prisiglaudė prie to drakono ir sako, kad čia jis gyvas. Tai aš prisiminiau tai, ką mes aptarinėjom praeitam podcast'e, kad drakonai, jie yra toks nenuspėjamas elementas, kad tu irgi gali bet ką su įsikišti ir tai sort of flies, pun intended. Bet aš pagalvojau po to pirmo podcast'o, kad tu šitą pasakei, bet, nu, House of the Dragon šiaip taip dabar konstruojama, kad, nu, ir ne tik su drakonais, nu, šiaip daug ką gali taip tiesiog įkišti ir, nu, tai gausis, kad, nu... Jo, bet jeigu va ten tuo metu būtų atgijęs drakonas ir pasirodytų, kad čia kažkokia ancient magic, ar čia drakonų yra fiziologija, kad super vaibas ten. Jo, aš sakyčiau, nu, come on. Ir ta scena buvo taip pastatyta, kur aš jau galvau, kad nejaugi jie tai padarys, bet gerai, kad nepadarė. Ir man labai patiko, kad nepadarė. Bet šitas gali tada piški truputį paaiškinti, nu gerai, irgi vėlgi jūs sakysit, kad blogai sukonstruota neelegantiškai, bet jau tada gali jau tokį vaizdą piešti, kad jis jau tampa po truputį mad. Nu jis ten jau kalba su tuo drakonu, jis ten įsivaizduoja, kad jisai gyvas. Jau, nu jam tikrai stogas važiuoja, žinai. Ir dabar jis dar valgyti negavo, visą dieną pradirbė. Nu, kaip Rhaenyra irgi su savo sūnum kalbėjosi iš pradžių prieš pripažindama mirtį. Nu taip, bet čia taip, žinai, tada buvo šviežia labai viskas. O čia jau, nugi vis tiek kažkiek laiko praėjo. Bet jisgi, aš neatsimenu, kiek jis tenais, ar buvo iš karto išvežtas iš po drakono deginimo, ar ne? Ar jis turėjo laiko? Jo, klausimas, kiek tikrai laiko to praėjo. Čia dabar serijai man iškilo klausimas, pamiršau kurioje vietoje, bet jo, tikrai. Įdomu čia taip. Bet mane labai nustebino, kad tas drakonas dar ne išardytas dalimis ir išvežiotas. Būtent. Tai va, žinai. Nes yra saugotojai, supranti, ir jie neleidžia. Tie du, kurie po centą ima. Ir vėlgi, man su to kapšeliu yra toks įdomus klausimas. Kapšelis mažas. Jo, jis traukia ten po tą monetėlį. Ir ten jeigu pensai, tai
kur tavo tikri pinigai, nes jie netilptų į tą tavo mažą kapšelį, jeigu tu... Aš manau, kad jis strategiškai turi labai daug kapšelių, kuriuos kiekvieną kartą parodo, kad visus atiduoda ir tada įma naują kapšelį, kai reikia naujam visus atiduoti. Ir vienur pensai, kitur auksiniai drakonai. Harrenhalas. Buvo sena, atvyko mūsų mylimiausias veikėjas Lordas Kristonas ir sutiko Raganą. Ragana pranešė, kad Eimondas išskrido. Jie ten pasišnekėjo. Ar buvo dar scenų su Ragana ar ne? Dabar galvoju. Turbūt ne, ne? Ten taip įdomiai. Neatsimenu. Jis ten blūdė po tą pilį, viena atrodo kaip vaiduoklis tokia, nu jo. Yra kaip vaiduoklis, čia yra jos veikėjas. Jos visas veikėjas yra, jo. Jos veikėjas, aš suprantu, kur link jie lenkia, jie bando ją sukurti jos įvaizdį maždaug tokį, koks buvo įvaizdis 3 raganų Makbete, pavyzdžiui, Šekspyro dramai, kad jie yra tokia paranormali būtybė, kuri šiek tiek jaučia likimo vingius, numato ateitį, gali nešti kažkokį labai netikėtą elementą. Tai Melisandra tokia? Jo, bet Melisandrai buvo žymiai labiau gal instrumentalinė ir Melisandros buvo... Bet jo, aš sutinku taip, kaip Melisandra. Jo, visiškai teisingai, kaip Melisandra. Jo, Melisandra aktyviai tiesa dalyvavo siužete, bet jo. Nu, pažiūrėsim, gal jinai irgi čia dabar daugiau jos bus. Ką jį nuveikė su Eimondu? Įdomu. Dabar man labai įdomu, jinai sako, kad Eimondas išskrido ten supras Krenyros, ten vėl atsiminėti sosto, o realiai, kur jisai yra, tai labai abejoja. Aš manau, kad jinai gydo jį ir slepia. Labai gali būti. Toks off-topic. Tvirkina jį. Tvirkina, tai visi. nieko norėčiau. Aš staiga supratau, kad aš daugiau be to, ką pasakiau apie šią seriją, tikriausiai neturiu ką pasakyti apie šią seriją. Ten Kristono ir to brolio Alison pakomentuot, kad mums suka, aš suprantu, kad Kristonas vis tiek yra, toks ale Napoleonas šiek tiek. Savo ten battlefield knowledge ir strategic point of view, nes, aš kaip pajaučiau, supratau, kad Alison brolis nori labai viską daryti taip kilniai, taip profesionaliai ir pripažinti pralaimėjimą, kai matai, kad pralaimi. O Kristonas ne. Ta prasme, jis ieško visokių kelių išeičių ir jis pasirinko ten toliau judėti link Riverlandų ir kažkokią intuiciją, sakykime, jam tai sako. Ir tu turbūt kaip žiūrovas jauti, kad tai turbūt bus teisingas sprendimas, kažkas tokio. Yra ten tarp jų toks šokis šiek tiek, dviejų. Nes daugiau mes iš tos armijos nieko praktiškai nematom, nežinom nieko, ten tiesiog random žmonės. Gal, nežinau. Čia kaip bus, neaišku. Visos scenos be kelių tokių įdomių užuomazgų, tai yra be Rhaenys ir Daemono akistatos, be to nėštumo atskleidimo ir parfumerijos. Ir iš dalies be parfumerijos, bet vėlgi su parfumerijom tikriausiai ne. Parfumerijos irgi toj pačioj tokioj grupiai visos scenos atrodė kaip koridorius į kažkur. Kaip kažkas, kur... Taip, kažkur veda, kažkur gal nuves, gal nenuves. Gal nuves, gal nenuves. Tai, sakyčiau, serija buvo tokia koridorinė. Nebuvo kažkokių major tokių gal dalykų, kurie... Tik tokia pastaba dar, kad jeigu atsimeni, tu praeitą sakei, kas čia per čiūvas juodas atėjo ir dar šnekėjo tą ne bendrąją kalbą, kokį čia miestą ten kažką užpuolė. Ir taip supras kažkokį keistą miestą. Ir tada šitoj serijai tu matai, kad čia tiesiog common miestas, kažkokia tai trading postas, kur visi normalūs žmonės normaliai šneka. Ai, jo. A ne? Taip. Ir dar buvo ta nesąmoninga scena su Ulfu, kur, nežinau, sąmoninga, nesąmoninga mane erzina Ulfas. Aš norėčiau, kad jį kaip ir Piratų karalienė, kas nors... Dabar turi naują savo labiausiai erzinantį personažą. Aš nežinau. Mane jis erzina netgi kaip personažas, ne kaip
Bet tai čia ir yragi tokia intencija. Aš suprantu tą intenciją, bet atėjo pas karalienę čiuvas iš tavernos ir sako, karalienė, čia davai, tai aš čia pagėriau su savo hebrantais, va tam hebrantui padaryk va tokią nuolaidą, šitam padaryk tokią nuolaidą. Karalienė, žiūrėjus, sako, ką. Dabar neišeisi. Jo, durnas, nedurnas, ta prasme, ką tu čia man šneki, aš karalienė, ta prasme, man šiek tiek yra kitokio masto problematika. Ir žinai, va dėl visų šitų šūdų, ir dėl to, kad aišku, kad tave kaip drakonų raitelį tiesiog gali ateiti kažkoks žaliųjų šnipas ir tau pakstelti į pilvą ir nebus nei tavęs, nei drakono, tai davai pasilik čia. Ir tada jis išeina, atsisuka, sako, kažko tokio atseit labai išmintingo, bet žinai, karalienė, čia tavo pavaldiniai turi jausti, kad tu esi arčiau žmonių. Ir aš žiūriu ir sakau, no fucking shit. Ji atėjo, ji visą laiką tą suprato. Bet čia yra vienas dalykas, kai tu... Bet ar labiau čia žmonių, ar labiau, kad sienos apipašytos? Ne, čia labiau jisai norėjo, aš suprantu, kad tos scenos tikslas buvo jai labiau parodyti, kad jeigu tu nori būti arčiau, jeigu tu nori būti tą populistę, o jį prisėmė populistės vaidmenį. Ir populizmą aš čia taikau tokio neutralią prasme, kad aš esu ne tiek už noble, kiek aš bandau common tam small folkui, kaip A Song of Ice and Fire pasaulyje tai yra vadinama tam small folkui gerb. Tu turi daryti tokius dalykus, kaip ten kažkokiam nežinomam, ten vienam duoti kapšelį aukso, kitam ten skirti žemę ir taip. Bet tos scenos prasmė, kad jinai atseit turėjo apie tai susimastyti, bet ji ir anksčiau apie tai mąstė. Ir iš politinės perspektyvos, ta prasme, kai tu atsiduri tokioje pozicijoje aukštoje kaip jinai, tu supranti, kad vienas dalykas, kai tu gali kažkokiam naunėjimui savo drakonų raitelio, kuris by accident anksčiau buvo freaking latras kaime kažkur ten duoti žemę, o kitas dalykas, tu gali pasiimti visų turtingų turtą, kur slėpia, ir šiek tiek kiekvienam duoti, ir tikriausiai tas antrasis instrumentas bus naudingesnis. Ir tai, kad tą sceną bandė prastumti kaip kažkokį tokį išminties perlą, kur jinai susimastė, kad gal jisai čia teisus, jisai turi pointą. Taip, jisai turi pointą, bet jie ir anksčiau tą suprato ir apie tai mąstė ir nebuvo jis šioje vietoje tokia durna. Man atrodo, kad sakau, kas... Bet tai, man tai aš tai girdžiu tokį, žinai, jeigu vis tiek pozityvų kažkokį paimti, kad jisai bando kažką pasakyti, tada protingesnį, bet nelabai gaunasi. Ta prasme, iš jo tokia naudos mažai. Man tiesiog jo linija, gal jinai išsivystėsi kažką, yra nelabai įdomi, yra tokia jarring su viskuo. Bet jis toks drankas, ta prasme... Taip, ir šią prasme tikriausiai jisai atlieka savo funkciją, nes tu jauti, kad jis vienu metu yra ir didžiulė našta ir didžiulė pagalba. Gali būti ir Jokeris, kuris kaip tik pagadins. Gali būti, jo. Bet jau... Bet jis turbūt yra labiausiai standartizuotas žmogus, jeigu žiūrint į karalienės visą palydą. Jis yra tas, kuris eina į taverną ir kuris mato, kaip karalienė iš tikrųjų yra matoma. Jis nėra šnipas, kurie per visus požemius narsto, kas čia ką planuoja. Jis nėra su noblais niekaip susijęs, jis yra tiesiog paprastas tavernos žmogelis, kuris mato tą užrašą ir gali pasakyti, kaip jis jaučiasi dėl šito. Tai turbūt nėra kito palyginti, nebent mūsų Blacksmithas, kuris irgi... Bet mes jau nematom, ką jis veikia. Jo, bet dabar jau jis yra prisiėmęs savo labiau... Ir jis rūpina savo žmoną, žinai, ir pilim savo. Šeiminę situaciją. Jo, geras pointas. Čia yra žiauriai geras pointas. Mano problema matyti yra su tuo pointo gyveninimu, nes
du counterpointai. Vienas pointas, kad jau buvo parodyta, kad Rhaenyra ganėtinai yra šio vietoje išmintinga ir jis supranta, kad reikia varyti per liaudės prizmę savo politiką, nes čia yra ta erdvė, kur jinai gali užkariauti žmonių širdis. Ir nežinau, ar tas papildomas kažkoks pabrėžimas prisideda. Ir jo, aš suprantu, kad jisai tikrai, kaip Ignas pasakys, atlieka tą funkciją. Antras pointas, kad tai yra, gal mano požiūriu, aš tikriausiai klystu, šiek tiek nerealistiška. Turiu omeny, kad tai, kad jisai, taip, istorijoje lieka tokių karaliaus malonės pavyzdžių, kad jis ten pasiima kažkokį visiškai nežinomą žmogų ir ten padaro jį bajorą ir visi atsimena ir sako, bet žymiai labiau, pavyzdžiui, dabartinis, man atrodo, Salvadoro lyderis, prezidentas, kuris ten vienu vadinamas diktatorium, o kitų Salvadorė labai labai mylimas. Kaip tik tas teisėjas, kur vakar pusminutį žaidėjimą buvo iš Salvadoro. Aš vakar žiūrėjau futbolą ir sakau, šitas vyrukas atrodo kaip iš Salvadoro ir pasirodė, kad jis buvo iš Salvadoro. Jo, aš to nežinau. Bet anyway, pointas yra tai, kad man regis Salvadoro prezidentas ten padarė labai daug, kad pažabotų nusikalstamumą ir jis yra gan populiarus tarp liaudės. Ir tu supranti, kad ta tokia struktūrinė politika, jinai, jeigu sėkmingai padaro daugiau, negu tu kažkokiam randominiam čiūvui ten duosi auksą. Kas sort of nugali tą požiūrį, kurį bando Ulfas teikti, kad tu čia randominiam duok tą, šitam duok tą ir visi tave mylės. Ir Rhaenyra kaip tik bando eiti tuo tokiu struktūriniu keliu. Tai čia yra pirmas antro pointas. Antras antro pointas, kur man tai atrodo šiek tiek nerealistiška, yra kita scena, kurioje Rhaenyra sužino, tiesą sakant, yra visas seka scenų, kur Rhaenyra sužino, kad apie mane kažkas negražų grafitį nutapė. Bet čia Ulfas ir pasakė. Bet ne apie tai yra kalba. Apie tai, kad kažkas nutapė grafitį, kur pasakyta Queen of the Bastards. Ir tu žiūri ir supranti, prašė. Čia yra sostinė, milžiniškas miestas. Neseniai išgyvenęs pilietinį karą ir tas karas atseit dar vyksta, jeigu būsim nuoširdus. Ir kad apie tave kažkur kažkas parašė grafitį, kad tu, apie mane kažkas netaip kalba, kaip čia? Realybėj tu gali nueiti, nežinau, kur nors JAV, New York'e ar belenkur ir tu surasi grafitį, kur sakys, kad Trumpas yra fašistas, ta prasme, žudom visus dešiniuosius. Ir bus grafitis, kuriame bus pasakyta, kad Trumpas yra gelbėtojas, Bidenas yra, ten nežinau. O Putinas yra vampyras. Jo. Ir čia, man, tik pabaigsiu, mano dvi tokios problemos su Ulfo linija. Pirma yra tai, kad jisai atseit, kaip personažas bando perteikti kažkokį validų pointą kitam personažui, tai yra Rhaenyrai, kur iš visko, ką mes matėm, jinai jau supranta tą pointą. Ir čia tas toks pasakėčius ir išmintingos pasakos momentas, jis man nesuveikė. O antras, kad tai yra freaking nerealistiška, nes nerealistiška yra tai, kad per kažkokį vieną random dovaną tu gausi visos liaudės palaikymą, o ne struktūrinės reformas, ką bando daryti Rhaenyra. Ir nerealistiška yra tai, kad tu sužinai, kad kažkas kažkur nutapė kažkokį grafitį ir tu sakai, o ne, ką jie galvos, mums reikia surasti, kas čia nutapė, čia yra baisi problema. Tai va. Sorry. Aš tai tik norėjau pakomentuoti, kad aš žinau, kas nupaišė tą grafitį. Davai. Korlis. Jis teigia, atvirai. Tiksliai. Ir baltai taip nutaišė, kaip baltai.
Nu, aš dar tokį, kad Alicent nors tapo tokia gan ribota ir uždaryta, bet man žiauriai patinka, kad jinai kaip ir, nu kaip tu sakai, kad jinai labai, kad atrodo, su tokiu malonumu išdavė ten kažkokią jo tam nuorodą, supras, kad jinai gal ant jo kažkokius šikus ar kažkokį tai džiaugsmą turi dabar, kad jį ten to išnaudos, bet toks esu, kad jinai dabar tikrai padės Rainyrai, nu, ne, kad jinai tikrai gailisi, ką čia padarė, suskymino, ir tai tik parodo, kad tu gali suskyminti kažkokį master grand planą ir tada to gailėtis, bet tu jau nieko nepadarysi. Jau arklys pabėgo iš arklidės, ta prasme, ar ten krūva dar kitų posakių, kur viskas. Ir tu jau tas, kur masteris, daryk priešingai, vis tiek jau viskas, ta prasme, jau sukasi ratai. Jo, sutinku. Jinai labai primena, istoriškai labai primena Mariją Stuart, atsidūrusią panašiai poziciją, kai pabėgo iš Škotijos į Elžbietos pirmosios dvarą ir visą laiką bijojo, kad jai bus nuridenta galva ar kažkaip kitaip su ją bus susidarota ir galų gale jai buvo nuridenta galva. Nes jinai jaučia, kad jinai yra našta ir jinai yra maloniai karalienės, kuriai būtų šiek tiek lengviau, jeigu jos nebūtų. Tai dėl to ta jos baimė, kas tikriausiai yra jos personažo visas motyvas, ta anxiety, baimė, nepasitikėjimas žmonėmis aplinkui, įsivaizdavimas priešų ten, kur jų nėra, kol tas tavo įsivaizdavimas tiek lemia tavo veiksmus, kad tie priešai atsiranda būtent ten, kur tu juos įsivaizduoji, tai tęsiasi. Self-fulfilling. Jo, self-fulfilling prophecy. Gerai, dar trumpai apie investicijas. Nu, mano viena kol kas bando tvarkytis karalystė, kita kažkur išskrido, bet... Toks fataliniai priešingybės. Viena kita nori, jo. Būtent, Rainyra galim neatskinti tavo kitą investiciją. Reina. Beje, Reinos naujas įvaizdis man visai patinka. Smagiai padarytas, tas apkepę plaukai tie. Jo, tikrai. Aš kažkodėl atsiminiau. Dragonbornė tokia tam. Aš kažkodėl atsiminiau tokį seną ir iš tiesų gan prastą filmą, vadinasi, pagal žaidimą sukurtą, vadinasi Street Fighteris. Ten buvo toks veikėjas Dhalsimas, kuris yra kovotojas. Kur bus filmas, beje. Jo, indų kilmės kovotojas antramas Street Fighterio ir kitose Street Fighteriuose, pradedant nuo antro, kuriam labai toli šaudavo rankos, nenatūraliai galūnės ištįsdavo. Ir tam filme visi juokėsi, kad jis buvo mokslininkas kažkokiai laboratorijai, kurie eksperimentavo su Blanka. Ir tada, kadangi reikėjo kažkaip įgyvendinti tą jo klasikinę išvaizdą, tiesiog vienoje randominiai scenoje jisai išlindo ir jis atrodė kaip tas pusnuogis Halsimas iš žaidimo. Tai aš nesakysiu, kad čia buvo taip, bet čia buvo tas toks, jinai išlindo ir sako, ir tu jauti, kad jeigu čia būtų kažkoks populiarus personažas iš pop culture, kad čia būtų tas momentas, kur jinai atskleidžia tą savo klasikinį look, kur tu matei iš žaidimų, iš komiksų, iš knygų, kur jinai yra fully transformed, išeina tokia apdegusi, sako, jo, dabar mano vardas yra nereina, dabar mano vardas yra kokia tenai. Šybuoka. Jo. Tai čia kaip Wolverinas X-Menų su savo spandeksu, ne? Irgi buvo tas momentas, man atrodo, kažkuriam iš daugybės X-Menų jo, kur Jackmanas galiausiai geltonus spandeksus įsi. Ai, jo. Labai įdomu, ką jinai nuveiks. Ar jinai taps kažkokiu ten kertiniu, nežinau, faktorium su savo tuo super mega drakonu, ar tiesiog mes ją tiek ir te matėm. Aš gal jau parduosiu. Aš galvojau, kad čia gal nieko iš jo nebus, aš žiūrėk, jau pinigų vadas, nes reikėjo pinigų vado, atsirado, palaukis, ar Mangold kažkaip jau ten pavardė, ne, Marigold, nu žodžiu, whatever, man dar reiks. Trisas Marigoldas. Trisas Marigoldas, jo, man dar reiks susipažinti normaliau, bet, nu va, žiūrėk, prisijokavo, šitą. Ir dabar jau turi postą žmogelis. Labai nebuvo sunku čia užmachinuoti šito. Man labai patiko jo komentaras, kai Daimonas, man atrodo, pasakė, aš čia vierchas.
ir jis sakė, say no more. Žino, kaip žais šitą žaidimą. Taip, vidai, kur te pasakė. O palauk, o kitą, aš Larį išsirinkau, labai įdomu, dabar Larį matyti nuėjom amplua, tokios mamos amplua ir taip, o ne, o dieve, o čia, ir tai tas išraiškos jas. Tai tiek ir belikė dabar kol kas, tai bando kažkas chimint, bando kažką šnekėti ir ten viską sugriauna, ten viena išraiška tas Eigonas, taip. Yeah. Mano problema su tuo yra matyti, kad visą Lario veiksmą dabar pateisino ta viena scena, man regis, antram sezone, kur jisai priejo prie merdinčio karaliaus patalų ir sako, ir davė tą prakalbą. Prie Viserio? Ne prie Viserio, prie Eigono. Prie Eigono, gale. Po mūšio, kur tu jauti, kad jisai tikriausiai kažkaip emociškai susisiejo su tą Eigono negalę. Nes tas Laris, kuris buvo pirmam sezone, kuris buvo visiškas Littlefingeris, kuris ten schemino, visus apgaudinėjo, žiūrėjo tik savo šeimą sudegino. Tu supranti, kad jisai nekęsta tokios situacijos ilgai, jisai pas kažką ateitų, sakytų, fuck it, jo. Jo, sakytų, aš sugavau karalių, čia yra karalius, va, imkit, aš dabar būsiu už Rhaenyros pusę. Tai va. Bailas, man atrodo, net gal nesimatė šituose epizoduose, o Daemonas, nežinau, tarp pirmas investicijų. Jo, jam tokia, man iš tikrųjų ta pati scena, kai jis atnešė tą galvą, irgi labai patiko, nes įgyvendinta labai teisingai, kai kas nori labai greitai prastum. Ir čia įvykdžiau, nužudžiau tą, ką reikėjo. Tai kokios toliau bėdos pas mus, žinai, nesigilinkime į šitą. Važiuojam toliau. Tai, by the way, nemanau, kad jam pavyks šitą prastumt. Bet kas toliau bus matyti, nes kol kas nėra konkrečios krypties, ką jis nori įvykdyti. Nors gali būti, kad mes ir tiek ir ta problema tiek ir jį buvo išplėtota. Netikiu. Netiki? Tai mūsų šnipė dabargi dar užklausė Daemono kieno. Tai akivaizdu, kad netiki juo. Tai jo, bet čia gali būti toksai, I know your game, I know you, kaip nulupta ir toks, tipo, palikim. Ok, whatever. Gal tu į mane palankiau žiūrėsi. Man atrodo, kad čia gali būti tas dalykas, kodėl... Bet tik nes gerai skaito šitą serialą, tai aš jau... Labai gerai, aš visiškai sutinku. Man atrodo, kad čia gali būti ta priežastis, atsakant į klausimą, kodėl jis jos nemėgsta. Nes jinai jaučia, kad gali per daug pažiūrėti, kaip nulupta. Taip. Jo, tiesa, čia labai geras pastebėjimas. Gal reikia man į ją investuoti. Arba kaip į porininkus, tada vienas tikrai kažkuris tai atbalansuos. Da 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 dam bam baradam bam baradam bam baradam dom dom da ba da 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 dam bam baradam bam baradam bam baradam bam baradam bam baradam bam baradam